Labadiena. Turbūt žinot, kad apšilimas, kaip ir tempimas, yra labai svarbios bet kurios treniruotės dalys. Tai šiandieną mes pasidarysim tempimą. Jeigu jūs dirbot visiems kūno raumenim, tai jinai tinka, ši treniruotė tinka po bet kokio užsiėmimo. Tai pirmiausiai atsigulam ir pasitempiam rankų pirštais aukštyn, kojų pirštais žemyn. Jaučiam viso priekinio kūno paviršiaus tempimą. Lėtinam kvėpavimą, tempiamės. Padarom keletą įkvėpimų, iškvėpimų. Taip, leidžiam žemyn rankas, sulenkiam kojas, galvą nusukam priešingą pusę. Ir vėl atliekam keletą įkvėpimų, iškvėpimų. Vieną pusę. Ir į kitą pusę. Tempiam įstrižai visą šoną. Teka ramus tolygus kvėpavimas. Ir pasistatom kojas. Pakeliam dubenį ir sukabinam rankas. Kuo labiau susiaurinsim rankas, tuo geriau išsitemps mūsų krūtinės ląsta. Ne tik tai šlaunis ir pilvas. Laikom, kvėpuojam. Atkabinę rankas, dubenį nuleidom, kelius pritraukiam ir pasisukam. Atpalaiduojam juosmeninę nugaros dalį, ištempiam sėdmenų raumenis. Būkite atidūs, kada keliatės iš gulimos padėties. Nešokinėkit staiga. Taip, padėkit savo atsikelti rankomis. Taip. Jeigu darot ant kieto paviršiaus, paprastai būna gana didelis diskomfortas keliam. Todėl mes pasidedam po keliu paminkštintą kilimėlį, nuleidžiam dubenį. Taip, jaučiam tempimą vienos kojos čia, kitos nugarinį paviršių. Pečiai aukštyn, atgal, žemyn. Tempiamės. Sulenkiam dešinę ranką, jeigu dešinė koja priekyje. Paspaudžiam iš viršaus, jeigu esate pakankamai lankstus, galit pagauti ir patempti iš apačios. Jeigu jaučiat, kad rankos nesusikabina, taip vėl grįžtam ir stumiat iš viršaus. Tuomet ištiesiam koją, pakeliam pirštus į save ir ranką prieš save. Taip, kvėpuojam. Tempiam ir koją, ir petį, ranką. Taip, vėl lenkiam koją ir pasisukam į sulenktos kojos pusę. Taip, išsitempiam įstrižai. Truputėlį atsisukę, tiesiam koją. Ir leidžiamės žemyn tiek, kiek leidžia mūsų lankstumas, mūsų galimybės, stengiamės pilvą artinti prie šlaunies, leidžiamės žemyn. Koja turėtų būti tiesi, pėda pakelta į save. Ir tada pakeičiam koją, viską padarom kitą pusę. Nusileidom, pečiai aukštyn atgal. Pasitempiam. Sulenkiam ranką. Pirmiausiai paspauskite iš viršaus ir paskiau jau jį patraukiam iš apačios. Koją po truputėlį tiesiam. Pečius nuleidžiam, ranką tempiam. Pėdą į save. Keletą ramių įkvėpimų, iškvėpimų. Koją vėl lenkiam ir sukamės į sulenktos kojos pusę. Pajauskite tas kūno dalis, kurias tempiate. Taip,
po truputėlį tiesinam koją, pėdą į save ir lenkiamės žemyn. Pasiremiam arba į šlaunis, ypač jeigu turit problemų su juosmeninė stuburo dalim. Jeigu esat lankstesni, sportuojantis, pažengę, galite remtis į kulnus, bet tempimas tas pats. Keliam vieną ranką, lygiai tas pats, jeigu remiatės į kulną, ištempiam priekinį kūno paviršių. Ir keletas įkvėpimų, iškvėpimų. Keliam kitą ranką, išsitempiam. Dar keli įkvėpimai, iškvėpimai. Atsisėdam ant kulnų, pasukam rankas į save ir pasidedam. Padedam plaštakas ant žemės. Kuo rankos arčiau kūno, tuo tempimas mažesnis. Tai pajausit, tempiam vidinės dalis. Kuo rankos toliau, tuo tempimas didesnis. Jeigu tempimą jaučiat nevienodai, viena ranka gali būti toliau, kita arčiau. Susirandat savo tokį optimalų tempimą, išsitempėt rankas. Ir nusileidžiat, išsitempėt visų kūnų. Jeigu turite laiko, tempkitės tiek, kiek norisi, kiek malonu. Ir po truputėlį kilsim, tiesim kojas, apsikabinam alkūnes ir pasisupam į šoną. Atsipalaiduojam. Galim patempti save į vieną pusę, į kitą. Pasisupam. Ir slankstelis po slankstelio ramiai pakylam. Taip, apsikabinam galvą, nulenkiam į vieną pusę, palaikom. Šiek tiek pagilinam tempimą, nusileidžiam, ištempiam šoną. Grįždami apsikabinam galvą, į kitą pusę nuleidžiam. Leidžiamės žemyn, ištempiam šoną. Grįžtam. Pasitempiam smakru aukštyn. Ištempiam priekinį kaklo paviršių. Ir dar pagilinam krūtinės tempimą, sukabinę rankas. Pečiai žemyn, smakras aukštyn, krūtiniai priekį. Leidžiam galvą žemyn, tempiam nugarinį kaklo paviršių ir apvalinam nugarą. Plečiam tarpumentį, tempiam nugarą. Tokiu būdu dirbę raumenis pailsi, atsipalaiduoja, jie nesukietėja, būna tiek stiprus, tiek elastingi. Kada darom tempimą, ženkliai sumažėja traumų tikimybė, todėl būkime ne tik stiprus, ištvermingi, raumeningi, bet ir lankstus ir elastingi. Dėkoju, kad šiandieną buvote draugai, iki kitų kartų.